Sveiki visi atvykę prie naujo video. Šiandien esu prie Nemuno. Žvejosiu šiandien Nemune. Atsivežiau ir dugninę, ir spinningą. Mėtysim spinningą, kol nekibs. Tai turiu specialias šėryklėles. Viskas visur paruošta. Dabar ruošiamės, mesimės meškeres ir bandysim kažką pagauti. Va tokią šėryklėlę turim, 80 gramų, tokie spigliukai ir čia, kad įsikabintų į dugną. Tai va tokias turim. Naudojam tokį biurų jauką, toksai ir dar esu įsipėlus šito tokią. Tai va. Tai dabar atėjau aš į tokį, yra akmenų toks kaip liežuvis. Tai atėjau čia lydekų pamėtyti, nes mes kol būna dugninės, tai mes žvejojam lydekas. Tai dabar gaudau tėvų kito liežuvę čia per akmenis ir gaudau lydekas. Nes visiškai ramios, nėra nepipsėja visiškai. Na, vieną kartą buvo tik tai va susimetusios esam. Ir dabar žvejoju su tokiu bandau guminuku, nes palei viską. Manau, dabar yra tokia taktika. Upėse yra upėtak. Čia yra upėtakis. Tai galbūt lydeką paims, nes čia galbūt yra upėtakių, todėl manau, kad lydeką gali paimti, nes yra upėtakių. Nu ir tada tiksliai išsilies ir gal paims. Nes čia žali labai gerai eina, bet kažkaip man dabar nepaeina. Tai va tokį dabar bandau. Tai dar kol kas nieko. Jau praėjo 1,5 valandos. Dar nieko. Bet dugninės buvo pipsėjusios biški. Kas yra fainai. Nu bent jau biški kažką parodo. Dabar esu parodysiu užsidėjus neslieka. Buvau pirmiau naktinį užsidėjus, bet neveikia. Dabar naudoju va tokius va kukurūzus. Galvoju, pabandysiu, gal karšiui patiks. Va tokie vat. Čia vat mūsų. Mes vat žvejojam ir lydekas. Vat turim tokią dėžę ir čia dar tokią. Turim dvi. Mama lydekas dar žvejoja. Tai va, tai informacija. Manau, kukurūzą tai šiaip daugiau kartų pipsėja, tikrai veikia labiau. Tai jo, kol kas laukiam ir... Ja, bandžiau ant varlyčių va tokių žvejoti, bet jo, nelabai sekasi jau mat. Kažkokios, ne man, kažkaip ne man patiko jos. Tai va, tai bandom pagauti, dabar ką tik susižinojom dydžius, kokius galima imti, centimetrus, kad, žinoti tiesiog. Tai va, tai bandom ir... Gal kažkas užkibs? Tikėkimės. Mamai, žiūrėkit, kaip kimba. Mano mamai toks valas įsitempęs ir ką tik biškį šokinėjo beždžionėlę. Va. Sakau. Ir valas toks kruta, matot. Įdomiai čia. Dabar šitoj pusėje pirmiau buvo šitoj, bet dabar šitoj ir aš esu ten kampe užsimetusi, o mama yra tiesiai. Taip užsimetusi. Ir vat jai sekasi. Mama, žiūrėkit. Matot? Valas gerai šokinėja. Įdomiai. Gal kažkas užkibs. Bėgu dabar. Mama sakė, ešerį pagavo. Reikia žiūrėti. Bėgam čia pro akmenis didžiausius. Tai būsim vietoje jau. Žiūrėkit, koks ešerys gražus. Nešiau dabar, pamatuot galus bus. Atsinešiau tą ešeriuką, dabar įdėjau jį į tinklelį, šitam tinklelyje. Ir jisai legalas, mes jį galėsim vežtis namo. Jeigu norėsim, nes jis yra galima 15 cm, reikės dar pasižiūrėti, ar tikrai, tikiuosi nemeluoju. Bet jis yra 22, gan didelis kaip ešeriui.
Tai jo, tai čiūjų pasiimsim, dabar jis savo gyvena, bet čiūjų tinklelį reikės pernės kažkur kitur, kur būtų giliau, nu, kad jis išgyventų, kas yra svarbiausia. Tai va, tai žiauriai fainai. Pirma žuvis šiaip nemui pagauta mūsų. Ir mama sako, tik užsidėjau mepsiuką iš karto, sako, pirmą metimą, tai žiauriai fainai. Galvau, kad jai atkibo žuvis, bet iš tiesų iškibo. Žiauriai fainai, žiauriai fainai. Tai dar gal ir pabūsim. Dabar yra 11:30. Jo, 11:30. Tai va, mes esam nuo 8, tai jau nemoku skaičiuoti, kiek čia valandų. Nežinau, kad mes matė, kad neišein, tai neklauskit, kiek čia išpraėdavo valandų. Nu tai žodžiu, žiauriai fainai. Bent kažkas paėjo. Liuks. Mama buvo pagavus 2 ešerius, bet netyčia aš ne ta pusė išmečiau tinklą ir išplaukė vienas, tai kitą pagavo mama. Ir dabar atvažiavę draugai, tai pagavo vieną labai didelį ešerį, dar nematavom. O dugninės aš nesimetu, tai draugas metasi dugninę, nes aš jau tingiu. Tai va, tai vis kažką pagavom. Ta, kur ešerį rodžiau, tai netyčia paleidau, bet paskui parodysiu kitus. Šio video pabaigą aš filmuoju visiškai kitą dieną, todėl aš ir kitaip atrodau, apranga kitokia. Bet mes pagavom ne ant dugninio, ant spiningo žuvies. Netyčia vieną paleidau ešerį mamos, bet nieko tokio, jinai kitą pagavo. Ir jos draugas pagavo 30 cm ešerį, tai didelis. Aš nieko nepagavau ir mano draugas irgi nieko nepagavo. Tai suaugę pagavo, vaikai ne. Tai ačiū Jums, kad žiūrėjot šį video. Ačiū, kad prenumeruojatės ir palaikot mano kanalą. Su jumis buvo Austėja ir iki kitų kartų.